3 litrai įsidėjęs, 2,7 prisipūtęs, dabar tik... Linai, atsiprašom, čia tavo. Trenk, laikau, trenk. Ir kodėl nuryč? Nieks nelūž, tas, kurio mašina net nedalyvavo, nei pakrovė, nenukrovė šiandien. Labą dieną, mėly žiūrovai, šiandieną esame Nemuno žiede ir mes šiandieną važiuosime šėrykloje. Šiandieną iš mūsų komandos važiuoja abu Erikai, Deividas, Rytis ir Paulius. Pažiūrėsime, kaip jiems šiandieną seksis, dalyviai po truputėlį renkasi, na, o mes susitiksime veiksme. Tai čia 2,5, tai aš tikiu. Tai šitų nekelk. Gerai, klema uždengta. Klema uždengta, lopšių nėra, tai bus gerai. Tai aš pasitikiu ant sąžinės tau. Pakėlis prasitrynė. Raudo. Pakėlis raudo. Kaip tau reikia? Nežinau, kažkaip reikia kažką bandyti reguliuoti. Aš gavau padangas tauresnės, susidėjau aukštesnės, tai galios dabar kimba šiek tiek, nes kažkur būna tas toks užkibimas, bet atrodo pripratau. Norėjau daryti, reikia būtinai daryti suvedimą, bet buvo mąstymą ir daryti prieš Trepkę ir prieš Klaipėdą. Tai žinant biudžetą, tai nusprendėm tą, kad taip porą eurų sutaupyta tenai, bet dar vertėjo nežinau. Tai tu... čia tai kur taip? Tais metais taip ėjo. Kaip 3 litrus? Sėsk kažkaip. Ne, aš tai nevažiuosiu. Aš vairuot nemoku. Seni, tu sėsiu su 8 Pikselė, kurio nieko nematai. Nu, ne, rimtai. Duškėlę gal moka turi? Jaučiu, kad tą matosi, ne? Tai akys tai tikrai nesimato, nes aš tai ten nieko nematau. Darbininkas, kuris buvo? Aš kompą parvežiau. Kuris mechanikas? Šitos Tu mašinos. kompą parvežiai, gerai. Kaip sekėsi parvežti kompą? Labai gerai. Labai gerai ir tik labai gerai. Labai gerai. Ką aš žinau, nuvažiavau, įvarašė ir išvažiavau. O kokią programą įpūti Minecraftą? Cėsų viešai. Kiek oro? Pirmai važiuojant 1.8. Nežiūrėjau dar. Dabar reiks daryti 1.4 gal. O su 2.5 važiuodavai ant? 3.4. 2,7. Oi, ne. 3 litrai įsidėjęs, 2,7 prisipūtęs, dabar tik Demontavimo metu susirasti. Dabar va, nuleidinėja, kad galėtų sakyti, oi, čia aš mažiau už tave barų pučiu. Kaip tave pagauna? Nu tai aš tave irgi. Su kokiam problemom sudūrė keičiant variklį? Jokas. Tiesiog, kad naktim reikėjo dirbti. O kaip ten su tuo drebėjimu? Ai, drebėjimu, tai įdėjom vienmasę sankabą. Ir labai pradėjau drebėti iš tunelių, davus gaziukų. Tai atrodo, kad tuoj sprogs dėžė ir ištaškys kojas. Bet įdėjom seną nuo 2,5 sankabą su dėžė, viskas liko. Nebedrema. Ne, tai pildom viskas.
Kiaušai. Sutvarkysim pituose. Linai, atsiprašom, čia tavo. Ką padarei? Aš labai džiaugiuosi, kad su Veniu nesidariau. Važiavo nukritos priekį ir biškai apsisuko. Įdomu, kas išlūžo. Kaip pirmuko važiuokliai centus kainuoja, tai tu kažkiek nesipalo. Aš labai arti į mikrofoną kalbu. Galiu pasakyti tik tiek, kad yra... Galiu nusikeikti. Taip. Galiu pasakyti tik tiek, kad yra achujienai karšta. Labai sunku važiuoti. Mašinom irgi yra labai sunku. Pauliui buvo bakelis sprogęs antifryzų. Aušinimu. Nes vanduo supiltas, ne antifryzas. Galim pažiūrėti, kai technikiniai ėjom buvo vanduo. Svarbu, kad nešautų. Ne. Bet vanduo bėga, matė, va, vanduo. Viskas tvarkingai. Bet seni, tau jest problema. Da. Malika iki 3 litris, ne? Problemų. Meškiai? Dienos tipo pradžiai ribotuvą atrodo porą kartų pasiekdavai per visą trasą. Dabar kiek važiuoji? Kad trasa suka į sušilojo čiūgas. Atrodo, pats lydau, sėdi, jauti prakaitas bėga. Sunku net galvot, karočią būna. Gazą laikau į rankinį, traukiu ir tada galvoju, sankabą reiktų įmint, man lyg tada įmini sankabą, taip. Man celtas išplyk. Vėl. Ei. Ne, prieš tai buvo travęs. Ateik pas mane į komandą. Kolba. Ir kodėl ryčių nieks nelūžtų? Tai tik čia, kai buvo Gotlos, karočią, įpisu į mane, ne, visai spininu, aš jį įpisau, man visa galia važiuok išėjo. Tai spininu, aš sustojau ir ryti žiūriu, opa. O kodėl ryčių nieks negenda, tu man paaiškiai. Jis kitus daužum, kaip pats toliau važiuoja. Draugelį. Gautas iškvietimas, kad vairuoja chuliganiškai automobilius, visiškai nesiskaito su kitais dalyviais. Einam įsiaiškinsim, ką kaltininkas turi į tai atsakyti. Labą dieną! O jūs eismo deklaracijos nenorite susipildyti? Kodėl? Kiek šiandien mašinų užkirtot? Ne vienos. Ne vienos? Kiek iš komandos narių dabar stovi pituose, niekur nevažiuoja, va pasirėmė? Paulius kaltas, ambai, ne aš. Kaltina kitus, kaip visada, neturi kalties jausmo, visiškai nepripažįsta kalties. Rankoms keiščia, nu ką gali pasakyti, nu? Ką gali pasakyti, va, nieko nepadarė, va. Eina tipo, va, kai draugeliai šnekasi, aiškinasi santykis, toj bus kumščiai, gali operatoriau prieit, pažiūrėsim kaip būna. Trenk, laikau, trenk, duok jam, duok vieną, nu, duok, kaip jis tau davė į ratą. Davė į ratą. Tai pažiūrėk, ką padarėjai, pažiūrėk. Buitinis konfliktas. Nemuno žiedas, įprasta diena. Aš žinau, jis tanką pasidaręs, tu pažiūrėk, visa žala paskaučiai. Visa žala, ta prasme. Maratą nubraukė. Aš nubraukiau. Tai ne aš. Kaip mato, diena baigės. Iš 4 mašinų iš tikrųjų turime tikriausiai tik vieną sveiką, tai yra Ryčio. Čia yra tankas, ne mašina, kiek kontaktų turėjo tiek vienintelis, kuris važiuoja toliau. Tai, kaip mato, Eriko galinis ratas, šiek tiek su stencu, pasilinko tilto ausis. Taip pat matom pas mane priekinio rato, irgi biški stensas, tai pas mane lūžo kolba. Kadangi turim traliuką, tai maniškę krausim ant tralo, nes lūžus kolbą važiuoti nesaugu. Eriks grįž pats. Tai paspaudžiam laiką, nepagailėkit,
paspaudžiam subscribe, pasiekit taip pat mūsų Instagram'e, palaikinkit Facebook'ą. Tai ačiū, kad žiūrėjot, iki kitų serijų. Nu ką, paspaudžiam laikų, pašėrinam, pasubscribinam, pasiekam Instagram'e. Čia ploju visą laiką.